Na, žinot, vienu momentu stovėjau ir galvojau, ar čia pavyks įmušti tą įvartį, nors tų momentų yra ir buvo, ir gana gerų momentų buvo, bet tas kamuolys vis nekryzdavo, o įvarčius tokius, kokius mes sumušėm, tai aš manau, mes turėjom geresnių progų, kur galėjom pasižymėti, įmušėm tokius, kur atrodė, kad tas kamuolys tikrai neįkrys. Bet kokiu atveju įvartis yra įvartis ir labai svarbu, kad laimėjom 3 taškai, aišku. Dar kas svarbu, kad žaidėm prieš komandą, kurie antroje vietoje ir tikrai turi fantastinį sezoną iki šiol ir matom, kaip jie žaidžia, nors ir turi netekčių, kaip ir mes, bet šiuo metu matau, kad daugelį komandų yra tų problemų ir žaidėjai krenta, kai lapai matau, kad ir pas mus turim tam tikrų problemų su traumom ir varžovai, tai kažkaip stengsimės ištraukti iki rinktinių pertraukų ir labai svarbu yra atsigauti visiems. Tai trenerio apie tas netektis šiandien trūko komandai Klaudijaus Supsto ir Artiomo Šederį ir reikėjo perstatyti startinį 11-uką, bet žaidimo kokybei tai įtakos neturėjo. Galim sakyti, jog turit lygiavertę sudėtį jau dabar? Žinot, jie abu yra labai svarbus žaidėjai, kaip ir kiti žaidėjai, kurie laukia savo šansų. Ir šiandien buvo būtent ta diena, kad mes šiandien pamatėm nemažai žaidėjų, kurie, negauna daug žaisti. Aš manau, kad tikrai nėra lengva įeiti, bet, aš kaip ir sakiau, aš bandysiu ir stengsiu surasti tas galimybės, kad tie žaidėjai daugiau rungtyniautų. Tai vienam iš futbolo podcastų šią savaitę minėjot, kad gaus šansus ir jauni futbolininkai. Tai šiandien žengia į aikštę ir Keliauskas, ir Buzas, ir Kaušinis. Tai kaip vertinat jų indėlį? Kaušinis jisai jau reguliariai išeina. Daug jisai nežaidžia, bet reguliariai jau bandom jį išnaudoti, išleisti, kad pajaustų tą ritmą, lygos ritmą. Ir taip, išėjo ir kiti žaidėjai. Tikrai irgi nebuvo lengva, nors rezultatas buvo 2-0, bet nėra lengva. Turbūt jie patys nesitikėjo, kad gaus galimybę, bet tos galimybės ateina nelauktai. Tai jie turi būti pasiruošę ir išėję pildyti tai, ko aš jų prašau.